Sveiki, gintarinio brizo gerbėjai ir sekėjai. Po ilgo laiko sveikinuosi su jumis ir iš tiesų nėra taip paprasta kalbėti prieš kamerą po pertraukos, bet bandau. Manau, pasimatysim dabar dažniau. Na, o šią gražią saulėtą dieną išlindau jums čia ne veltui, nes, manau, jau daugelis matėt, vakar įkėliau postą, kuriame karaliauja tiesiog nuostabaus grožio gintaro apyrankė. Tai šiandieną norėčiau šiek tiek iš arčiau ją parodyti ir apie ją papasakoti. Tai kaip ir vakar minėjau savo postą, kad grožis slypi paprastume, taip ir ši apyrankė. Atrodo tokia paprasta, bet tuo pačiu labai graži, labai daili ir, aišku, tokia vienetinė. Tai apie šią apyrankę, tai jinai yra iš natūralaus gintaro. Labai gražus iš tiesų raštas gintaro akmenėliai yra su priemaišomis, žemės, galbūt netgi kokį inkliuzą atrasite, kurio mes netradome. Ir šios apyrankės svoris yra 39 gramai, iš tiesų jinai yra lengva, gintaras šiaip iš savęs gan lengvas yra. Tai šios apyrankės ilgis yra apie 19 cm. Pats vidinis skersmuo yra 6 cm. Ir dabar parodysiu jums, kaip jinai iš tiesų gražiai ir dailiai atrodo užsidėjus ją. Tai štai taip jinai atrodo, iš tiesų man jinai yra šiek tiek didoka, bet galėčiau nešiot, nes jinai nekrenta. Ir taip pat labai gražiai atrodytų užsidėjus ant rankovės šitaip. Va, kaip gražiai. Aišku, galbūt reikėtų šviesesnio drabužio, bet tikrai labai būtų gražus akcentas. Tai tiek apie šią apyrankę ir kaip visada galite įsigyti gintarinėme brize. O taip pat šitą apyrankę galėtų būti puikia karūna kokiai nors karalieniai ar princesiai. Tai tiesiog viena apyrankė, o kiek daug įvairių panaudojimo būdų. Tai suskubkit, jeigu jums patiko, nes tai yra vienetinis produktas. Ir tokios apyrankės yra gan greit iššluojamos ir tikrai jūsų mylimos. Tai linkėjimai visoms princesėms ir karalienėms. Myliu jūs ir bučiuoju.